Sveiki prisijungiai į Playboard kanalą. Šiandien apžvelgsiu ir pristatysiu vieną žinomiausių lietuviškų stalo žaidimų – Perekupai. Šis žaidimas mus nukels tiesiai į 90-ųjų Lietuvos automobilių turgų, kuriame žaidėjai taps naudotų automobilių prekeiviais, kitaip dar vadinamais perekupais. Kaip jau supratote iš pavadinimo, žaidime naudojama nemažai tų laikų slengo. Pavyzdžiui, magija, moldingai, kalpokai, plionkė, pravodkė arba fara. Neišsigąskite, jeigu ir nežinosite vieno ar kito žodžio, nes tai visiškai nėra būtina. O jeigu ir norėsite išsiaiškinti kai kurios žargonus, jų ir veikėjų išsamų aprašymą rasite specialiai tam skirtame žodinėlyje. Paruoškite žaidimą stalo viduryje, atversdami 5 automobilių kortas ir 3 pirkėjų kortas. Šalia padėkite užverstas siurprizų kortas, prijomų ir šmutkių kortas, bei suformuokite baksų pasiūlą. Kiekvienas žaidėjas atsitiktinė tvarka gauna po 1 perekupo veikėją, po 4 prijomų ir šmutkių kortas, bei 1000 baksų. Žaidėjų tikslas greičiau už kitus užsidirbti 5000 baksų prekiaujant dėvėtais automobiliais. Pirmuoju žaidėju tampa daugiausiai tikrų grynųjų pinigų turintis žaidėjas. Per savo ėjimą žaidėjai galės pasirinktinai atlikti 2 iš 5 skirtingų veiksmų. Pirmas veiksmas. Žaidėjas gali pirkti mašiną prieš tai detaliau apžiūrėjęs jos būklę. Prieš perkant jis gali slapta atversti 3 mašinas tam, kad įsitikintų, kokie defektai paslėpti mašinoje. Įsigijus mašiną būtina paimti nurodytą siurprizų skaičių ir padėti juos šalia užverstus. Žaidėjas negali turėti daugiau nei 2 mašinų vienu metu. Antras veiksmas – siurprizų remontas. Vienu veiksmu žaidėjas gali suremontuoti visus vienos mašinos siurprizus už pusę kainos tam, kad išvengtų vėlesnių nuostolių pardavinėjant mašinas klientams. Trečias veiksmas – mašinų pardavimas. Žaidėjas pasirenka vieną iš 3 klientų, kurio biudžeto lygis atitinka mašinos vertės lygį. Pavyzdžiui, 1 biudžeto lygio pirkėjas galės įsigyti tik 1 lygio automobilius, 2 lygio pirkėjas įpirks tik 1 ir 2 lygio mašinas, o 3 lygio pirkėjas norės pirkti tik 2 ir 3 lygio mašinas. Surastas pirkėjas bandys rasti paslėptus mašinos defektus ir nusiderėti kainą, tad bus atliekamas pastabumo ir derybų testai. Už kiekvieną siurprizo kortelę, išridenus mažiau negu nurodytas pirkėjo pastabumo skaičius, defektas būna rastas ir automobilio vertė nukris nurodyta suma. Atliekant derybų testą taip pat ridenamas kauliukas. Išmetus mažiau negu nurodyta pirkėjo derybų vertė, sandorio vertė mažinama, o išmetus daugiau didinama. Vertė koreguojama atsižvelgiant į mašinos biudžeto lygį. 1 lygio mašinos vertė pakils arba nukris 50 baksų. 2 lygio 100 baksų ir 3 lygio 150 baksų. Papildomai sandorio vertė gali kisti atsižvelgiant į pirkėjo poreikius. Pavyzdžiui, pardavus pirkėjo jo norimą mašiną, galėsite gauti papildomai baksų. Jeigu sandorio metu nebuvo pastebėta jokių defektų, žaidėjas traukia 2 prijomų ir šmutkių kortas. Pastebėjus bent vieną defektą, traukiame tik 1 kortą. Mašina neturinti defektų žaidėjams prijomų ir šmutkių kortų neuždirbs. Pardavus mašiną atverčiamas naujas klientas. Įsigyta mašina negali būti parduota tuo pačiu ėjimu. Ketvirtas veiksmas – darbas kroviku daržovių turguje. Šis veiksmas žaidėjai uždirbs 100 baksų pasirinkus 1 kartą ir 300 baksų pasirinkus 2 kartus per tą patį ėjimą. 5 veiksmas – mašinos stumimas į šrotą. Tokiu atveju žaidėjas netenka turimos mašinos už pusę vertės. Žaidėjų veikėjai taip pat turi unikalias savybės, kurios žaidimo eigoje pastiprins žaidėjų veiksmus. Pavyzdžiui, leis geriau derėtis arba gauti įvairių nuolaidų. Prijomų ir šmutkių kortelė žaidėjams leis tuninguoti mašinas ir netgi kenkti kitiems žaidėjams. Vienam iš žaidėjų surinkus 5000 baksų, pilnai sužaidžiamas dar vienas veiksmų ratas ir žaidimas baigiamas. Daugiausiai turintus pinigų laimi. Žaidimas tiesiog įtraukia žaidėjai į savo pasaulį, tuos laukinius 90-uosius, kuomet net ir paprasti žmonės sukosi ne visada švariais būdais dėl geresnio gyvenimo. Veikimo principai gerai atkartoja realybėje veikusius niuansus, tad žaidėjai tikrai jausis lyg tų laikų perekupai. Paturbinkite savo tačkę ir tikėkitės, kad pirkėjas nepastebės paslėptų defektų, arba būkite sąžiningas pardavėjas ir prekiaukite mašinomis be rizikos. Didelį įspūdį paliko detalus veikėjo aprašymas bei prijomų ir šmutkių kortelės, kurios įvairiais būdais sąveikauja su žaidėjais ir mašinomis. Taisyklės lengvai suprantamos ir aiškiai parašytos. Žaidimo trukmė šiek tiek ištempta, tad po kurio laiko pradeda jaustis veiksmų monotonija. Visa laimė ta, kad susitarus galima susimažinti pergalės tikslus iki 3 ar 4 tūkstančių ir žaidimas truks jums tinkamą laiką. Ačiū, kad žiūrite, nepamirškite pasidalinti šiuo video su kitais žaidimų entuziastais, paspausti nykštuko ir prenumeruoti, kad nepraleistumėte naujų video.